Hau, FM kalėdų nykštukas štai ir prieš jūs. Taigi nuo šiandien paskutinę savaitę, kaip aš jums galiu pasiūlyti dovanas iš vietos, ką aš turiu. Beje, dar šiandien darysiu FM ir užsakymą. Tad jeigu dar nori kažką užsakyti iš FM, parašyk. Na, o aš dabar šiek tiek jums parodysiu, ką galiu pasiūlyti iš vietos. Vyrams, moteriams, šiaip universalių dovanų. Tad pradėkim. Taigi, tarkim, tiesiog neturit ką padovanoti vyrams. Dažniausiai tai yra sukimas galvos moterims, nes tikrai sudėtinga vyrams išrinkti. Taigi, galiu pasiūlyti jums kvepalus ir kartu, tai gali būti rinkinys dušo gelio. Štai tokioj dėžutėj puikiai telpa, dar galima įdėti ir šokoladuką su palinkėjimu ir bus nuostabi dovana. Jeigu, aišku, vyrams patinka ir kalėdiniai žaisliukai, tad galim pridėti ir savo kūrybos žaisliuką. Dabar parodyti aš jums neturiu, nors gal ir turiu. Tuo minutėlę, tarkim, galim įdėti. Taip. Puikiai čia turėtų tilpti šis elnias. Taigi, va, tarkim, toks rinkinukas, tokia štai dėžutė gali būti puikiai dovana. Tai kaip ir sakiau, kvepalai, to pačio aromato kaip ir dušo gelis, taip pat palinkėjimas su šokoladukas su palinkėjimu. Na ir štai toks gražus elnias ant eglutės. Toks vienas rinkinys vyrams, tuomet gali tiesiog vyrams įdėti dovanų kvepalus. Surasiu mažesnę dėžutę, arba ne. Taigi tokia dėžutė gali būti kvepalai vyrams, taip pat gali būti tiesiog žaisliukas ir šokoladukas. Ir štai tokia dėžutė iškeliautų jau iškart į paštomatą. Kvepalai, manau, vyrams tikrai patinka. Taip pat gali būti tiesiog kvapas į mašiną. Tikrai patiks, nes ilgai laikosi ir tikrai populiari dovana. Štai kvapas į mašiną. Gali būti naudojamas ir ne tik mašinai, galima naudoti